Šiame vaizdo įraše apžvelgiamos stichinės nelaimės, kurios planetą ištiko nuo balandžio 23 iki 29 dienos. Tai tiesiog faktai, be perdėjimo, kad galėtumėte patys pamatyti, kas vyksta su klimatu. Ir svarbiausia, kad suprastumėte, kas nulems, koks bus rytojus mums visiems. Europa. Balandžio pabaigoje Europą užklupo ekstremalių orų banga, palietusi kelias šalis vienu metu. Balandžio 23 dieną Vengrija užklupo stiprios audros, kurias lydėjo vėjas ir galinga perkūnija. Smarkios liūtys ir staigus potvyniai padarė sumaištį Dunojaus regione. Karpetės kaime vos per valandą iškrito viso mėnesių kritulių kiekis. Šomodo regione kai kurias kelių atkarpas visiškai užliejo purvo srautai, dėl kurių sutriko eismas. Nutrūko ir geležinkelių transporto veikla. Vienas iš traukinių net turėjo grįžti į savo išvykimo stotį. Seksardo mieste kai kuriuose vietose vandens buvo tiek daug, kad gatvėse tiesioginė prasme plūduriavo šiukšlių konteineriai. Nukentėjo ir šalies šiaurės rytai. Boršodo Abajaus Zempleno regione didelius kritulius lydėjo smarkiai iki 3 cm dydžio kruša. Gyvenamųjų vietovių gatvės ir laukai buvo padengti ledo sluoksniu, kuris beje tirpo labai lėtai. Sabolchos Atmaro Berego regione kruša nuniokojo vaismedžius, kurie balandžio pradžioje jau nukentėjo nuo šalnų. Balandžio 23 dieną Vokietijos pietus ir Harco kalnai šalies šiaurėje atsidūrė galingų perkūnijų su smarkiu lietumi ir kruša epicentre. Anot meteorologų, jau pats faktas, kad tokie reiškiniai vyksta balandžio mėnesį, kelia didelį susirūpinimą, nes tokie orai labiau būdingi vidurvasariui. Kai kuriuose kalnų kaimuose buvo apsemtos gatvės, nešvarus vanduo vietomis siekė iki kelių. Jau kitą dieną, balandžio 24, stichijos pasiekė Bosniją ir Hercegoviną. Stipri audra užklupo Majevicos rajoną ir sukėlė eismo problemų stambiausios transporto arterijos kelio Belija-Tuzla atkarpoje. Padmajevicos krašte smarkios liūtys užliejo namus, sukėlė nuošliaužas ir apgadino pasėlius, o tai sukėlė grėsmę derliui. Balandžio 26 dieną smarkios liūtys ir kruša padarė didelę žalą didžiajai Rumunijos daliai. Rysnovo miestas nukentėjo ypač stipriai. Jį užklupo galinga audra su stipriu lietumi ir kruša. Vietos gyventojų teigimu vanduo greitai užliejo kelius ir šaligatvius, o senbuviai sakė, kad nieko panašaus nėra matę anksčiau. Aplinkos apsaugos ministras sakė, kad šiemet rumuniškų vaisių trūks, nes vyšnių, trešnių, abrikosų ir persikų derliui pakenkė pavasario šalnos. Bulgarijoje, Montanos regione per maždaug valandą vietomis iškrito 72 mm kritulių. Po smarkių liūčių buvo apsemti kiemai, rūsiai ir pirmieji namų aukštai. Italijoje smarki kruša padarė didelę žalą žemės ūkiui, visų pirma kviečių pasėliams Foggios provincijos Lucera vietovėje. Vietomis krušos pusnų aukštis siekė 20 cm. Eismas keliuose buvo sutrikdytas. Balandžio 26 dieną Ukrainoje užfiksuotas viesulas, kuris pasirodė Kijevo srities Brovarsko rajone ir greitai sulaukė dėmesio socialiniuose tinkluose. Tokie sūkuriai kartais pasitaiko šalyje vidurvasarį, daugiausiai pietiniuose rajonuose, kur karštis ir jūros oras sukuria jiems palankias sąlygas. Tačiau viesulo pasirodymas prie Kijevo balandžio mėnesį yra aiški anomalija. Specialistai komentuoja, kad nors užfiksuotas viesulas buvo gana silpnas, tokie sūkuriai ateityje gali tapti galingesni ir pavojingesni. O Graikijos Herakliono savivaldybėje Kretos saloje klostosi nerimą kelianti situacija, kai staiga atsiranda dideli žemės įtrūkimai. Pirmieji anomalijos požymiai užfiksuoti balandžio 23 dieną, kai plyšys kirto kelią. Tada geologinis reiškinys pradėjo sparčiai progresuoti, apimdamas pastatus, gatves, kelius ir kitus infrastruktūros objektus. Per kelias dienas buvo apgadinta daugiau nei 20 namų, 9 iš jų tapo visiškai netinkami gyventi. Vietos gyventojai yra labai susirūpinę. Anot jų, visame kaime kasdien fiksuojami po kelis naujus įtrūkimus. Tačiau ekspertai kol kas neįvardija, kodėl tai įvyksta. Ekvadoras. Balandžio 25 rytą netoli šiaurinės Ekvadoro pakrantės įvyko galingas 6,3 balų stiprumo žemės drebėjimas. Dėl gana sekliaus seisminio įvykio vietos ir didelio masto drebėjimus pajuto 10 iš 24 šalies provincijų, įskaitant stankiai apgyventintą Ekvadoro sostinę kitą gyventojai.
Žemės drebėjimas padarė didelę žalą gyvenamiesiems pastatams ir infrastruktūrai. Beveik 1000 pastatų patyrė įvairių rūšių žalos, iš kurių 179 visiškai sugriuvo. Be to buvo apgadinti 2 tiltai. Dėl seisminių įvykių buvo sužeisti 32 žmonės. Esmeraldo provincijoje, esančioje arčiau žemės drebėjimo epicentro, elektros tiekimas ir telekomunikacijos nutrūkė iki 90% namų ūkių. Atsargumo sumetimais Petro Ekvadoro naftos perdirbimo gamykla buvo sustabdyta. Po 25 minučių kitoje šalies pietvakarių pakrantės provincijoje Gvajas buvo užfiksuotas dar vienas 4,1 balų stiprumo žemės drebėjimas. Izraelis. Balandžio 23 dieną Izraelyje kilo didelio masto gaisrai. Karštis, stiprūs vėjai ir sausi orai centrinę šalies dalį greitai pavirti nelaimės zona. Didžiausias gaisras kilo tarp Tel Avivo ir Jeruzalės, palietęs gamtinės teritorijas bei Šemetų srityje ir Eštaolio mišką. Gaisras greitai išplito į gyvenamosius rajonus, todėl buvo skubiai evakuoti kelių gyvenviečių žmonės. Pagrindiniai greitkeliai regione buvo uždaryti. Taip pat sustabdytas traukinių eismas. Gaisrą gesinti buvo dislokuotos 10 ugniagesių komandų, lėktuvų ir sraigtasparnių, tačiau lokalizuoti gaisrą pavyko tik po 30 valandų. Išdegė daugiau nei 1000 hektarų teritorijos. Keletas žmonių nukentėjo nuo dūmų įkvėpimo. Dar vienas miško gaisras sunaikino Einot Givatono gamtos rezervatų dalis, kurios po 10 metų trukusio atkūrimo projekto buvo atkurtos tik prieš 2 metus. Išdegė daugiau nei 20 hektarų retų pelkynų kraštovaizdžių. Liepsnos išplito į žemės ūkio paskirties žemės keliuose bendruomenėse. Gelbėtojai evakavo gaisrų kelyje buvusius žmonės ir gyvulius. Žala regiono ekologijai tapo katastrofiška. Turkija. Balandžio 23 dieną Marmuro jūros vandenyse netoli Stambulo vyko galingas 6,2 balų stiprumo žemės drebėjimas. Gaisro židinys buvo maždaug 7 km gylyje. Drebėjimas buvo jaučiamas 13 sekundžių, daugelis gyventojų išbėgo į gatves, skubiai palikdami savo namus, biurus, kavines ir kitus pastatus. Stambule ir gretimose provincijose buvo sužeista mažiausiai 359 žmonės. Kai kurie susižeidė šokdami pro langus, kiti buvo sužeisti prispaudus, daugelis kreipėsi į medikus dėl panikos priepuolių. Nuo žemės drebėjimo nukentėjo daugiau nei 1600 namų. Po pagrindinių smūgių sekė daugiau nei 400 pakartotinių smūgių. Kai kurie iš jų buvo labai galingi ir siekė 5,9 balų. Nuo 2023 metų vasario mėnesio tragedijos, kai 2 niokojantys žemės drebėjimai, kurių galingumas buvo 7,8 balų, Turkijoje ir Sirijoje nusinešė beveik 60 000 žmonių gyvybių. Kiekvienas seisminis įvykis šio regiono gyventojams sukelia didelę baimę. Todėl balandžio 23 dieną po žemės drebėjimo daugelis žmonių bijojo grįžti į savo namus, nakvodami po atviru dangumi parkuose, palapinėse, automobiliuose ir mečetėse. Seisminio įvykio aidą pajuto ir kaimyninių šalių – Graikijos, Bulgarijos ir Rumunijos gyventojai. Pietų Afrikos Respublika. Balandžio 25 dieną Kvazulų Natalo provincija užklupo smarki liūtis, sukėlusi didelį potvynių Turbano mieste ir aplinkiniuose rajonuose. Spartus vandens srautai kelius akimirksniu pavertė pavojingais spąstais, paralyžiavo eismą ir smarkiai pakeitė transporto infrastruktūrai. Ypač sudėtinga padėtis buvo Umlazi regione, kur stichijos padarė didelę žalą, buvo sugriauti namai, apgadinti tiltai. Deja, vienas žmogus žuvo, dar mažiausiai 5 buvo sužeisti ir išvežti į ligoninę. Rusija. Vienas aktyviausių Kamčiatkos ugnikalnių, Bezimiannai, priminė apie save galingų išsiveržimų, kurio piką pasiekė balandžio 24 dieną. Pelenų stulpas pakilo 11 km aukštį. Debesis priešingai nei prognozuota, staigiai pasuko į pietvakarius ir apėmė kelias apgyvendintas Milkovskio rajono vietovės. Vietos gyventojai pasakojo, kad vidurį dienos pasidarė tamsu kaip naktį. Pro tankų pelenų debesį saulės šviesa praktiškai neprasiskverbė. Viskas aplink buvo padengta iki 3 mm storio pelenų sluoksnių, dėl to buvo uždarytos vandens ėmimo angos.
Ugnikalniui buvo priskirtas raudonas aviacijos pavojaus kodas, o regione įvestas aukšto pavojaus režimas. Balandžio 25 dieną pelenai pasiekė Petropavlovską Kamčiatskį ir pakibo virš miesto iki 5 km aukštyje. O tai labai neįprasta, nes ugnikalnis yra daugiau nei už 350 km nuo regiono sostinės. Toks judėjimas dideliais atstumais įmanomas tik esant ypač stiprioms emisijoms ir retam atmosferos sąlygų deriniui. Vulkanologų teigimu, šį kartą ugnikalnio elgesys buvo netipiškas. Prieš išsiveržimą vyko neįprastai ilgas aktyvumo laikotarpis. Užbaikali tapo miškų gaisrų Rusijoje epicentru. Balandžio pabaigoje čia telkėsi 99% visų šalyje kilusių gaisrų. Bendras liepsnų apimtas plotas viršijo 330 000 hektarų. Regione paskelbta nepaprastoji padėtis federaliniu lygiu. Katastrofiška padėtis Užbaikalyje tęsiasi jau daugiau nei mėnesį. Balandžio 29 dieną čia siautė 44 miškų gaisrai. Dega miškai, laukai, apgyvendintos vietovės. Vos per vieną dieną sudegė daugiau nei 20 gyvenamųjų pastatų. Iš daugelio jų liko tik vamzdžiai. Liepsnos labai priartėjo prie Čitos. Miestas apgaubtas dūmais, oras pilnas suodžių, matomumas keliose vietomis nulinis. Buvo uždarytas federalinis Amūro greitkelis. Balandžio 28 dieną Karimsko rajone netoli Balšaja Turo kaimo užsiliepsnojo kariniai sandėliai. Jie buvo užgesinti iš oro. Kovoje su gaisrais dalyvavo beveik 1500 specialistų. Taip pat dalyvavo ir lėktuvas Il-76. Akivaizdu, kad stichinių nelaimių daugėja nerimą keliančių greičiu. Tačiau nepaisant to, tarptautiniu lygiu sprendimus priimantys asmenys nieko nedaro. To priežastys įvairius. Nuo to, kas vyksta esmės nesuvokimo iki baimės sukelti paniką tarp gyventojų, nesant paruoštų sprendimų. Yra ir tokių, kurie nieko nedaro tyčia, turėdami savų savanaudiškų interesų, ir šį sąrašą galima tęsti. Tačiau, kad ir kokia būtų pagrindinė priežastis, pagrindinis veiksnys, galintis paskatinti situaciją, yra visuomenės paklausa. Politinės institucijos vadovaujasi žmonių valia ir negali ignoruoti vieningų piliečių reikalavimų. Šiandien žmonija jau turi reikiamų žinių arsenalą, analitinius išteklius ir technologijas, kurios gali būti įdiegtos ir gali daryti įtaką klimato situacijai. Trūksta tik vieno – ryžtingo perėjimo prie praktinių veiksmų. Ir čia visų pirma svarbus asmeninis kiekvieno žmogaus dalyvavimas. Patikimos informacijos sklaida, problemų aptarimas su aplinkiniais, siekis, kad augančių kataklizmų tema taptų pasaulinės bendruomenės prioritetu. Šie paprasti, bet veiksmingi žingsniai gali sukurti tą labai reikalingą visuomenės poreikį. Tai yra tikroji jėga, kuri pakeis įvykių. Ir tai yra kiekvieno iš mūsų rankose.